Sveiki gyvi, po ilgesnio tarpelio pabandysiu pagaminti iš va šitų gražių šonkaulių, pabandysiu iškepti šonkaulius orkaitėje. Lauke oras šiandien tikrai nedėkingas, būtinai kepčiau kazanę. Yra tokia idėja seną savo receptą išbandyti, ką išbandyti, padaryti, ištroškinsiu šonkaulius su raugintais kopūstais ir bulvėmis. Pirmiausia, reikia, aišku, tos šonkaulius susismulkinti, nes tokius didelius gabalus, aišku, šitokį gabalėlį gražų gavau nusipirkti iš vietinio ūkininko, nuėmiau plėvelę viduj ir dabar susismulkysim šitus šonkaulius. Gavosi va tokią krūvą kauliukų, kai supjaušiu. Gal mano šeiminai ryškiai per daug, bet panaudosiu tiek, kiek panaudosiu. Tai va, atsirinkau biškį, susimažinau šonkaulių, dabar juos trupučiuką pamarinuosim. Dedam į kažkokį tai indą. Dedam į indą trupučiuką. Taip, trupučiuką užpilsim aliejaus, dėl to, kad čia grynai kokį šaukštą, pusantą, daug nereikia jo, uždėsim. Ir dabar daugiau naudosim elementariausius prieskonius. Bus česnakai, kuriuos su traiškyklė sutraiškysiu. Česnakai naminiai, žieminiai. Česnakų dedu nemažai, nes mano šeimynai patinka česnakai. Dėsim morkiukų biškį, bus čia Provanso prieskonė žolelės, bus biškį šiek tiek paprikos įdėsiu, druską, pipirai. Čia toksai yra barbekiu tipo. Jisai man patinka, ten yra kalendros sudėti, visokių žolelių irgi. Tokį va, žiupsnelį žolelių įdedam. Druskos. Paprika tai faktiškai tik tai dėl spalvos. Jinai čia, šiek tiek aiškiai skonio duos. Čia yra, turėtų būti rūkyta paprika. Šaukštas. Įdedam. Pipirų. Biškį šitų kvapnių. Kaip skaniai. Dabar viską gerai reikia išmasažuoti. Ir paliksim trupučiuką šiek tiek, kad susiprieskoniuotų. Mėsą reikia gerai išmasažuoti. Svarbiausia gerą nuotaiką turėti. Viską užtenka. Įdėsiu aš bulvių, morkų ir raugintų kopūstų. Viską dėsiu į maišelį. Kaip minėjau, laukia oras nekoks, tai dėsiu į maišelį ir kepsiu orkaitėje.
Mes pasidarom kopūstus. Gali į galą kažkiek bulvių įdėti. Dabar dedam šonkaulius ant viršaus. Va taip va supakuota ežiai, apačioj kopūstai rauginti, kraštuose bulvės aplinkui su morkomis ir supriskoniuoti šonkauliukai. Taip kepsime 180 laipsnių temperatūrai, nu apie 2 valandas kažkur tai plius minus kepsis. Tiesa dar tą plėvelę pradūriau keletą skilučių. Statom kažkur tai, kad greičiau užkaistų 200, bet taip tai 180 pasistatysiu. Viršus apačią, laukiam kol įkais. Nu va, praėjo 2 valandos, 180 laipsnių temperatūroje ir iškepė mano nuostabūs šonkauliukai su raugintais kopūstais, bulvėm ir morkom. Kągi, beliko ragauti skanaus naminio alaus, agurkėlių naminių, pradegustuot ir skanaus jums visiems. Так, снимем šonkauliuką. Matot, kaip išsitroškino nuostabiai. Pasimam biškį bulvyčių, morkyčių. Tai va, dabar paragausime nuostabių šonkauliukų. Pasakiškai labai skanu. Kaip ir sakiau, oras lauke blogas, bet išspręsti problemą visiškai nesudėtinga. Taip, kad orkaitėje maišelyje iškepėm, ištroškinau šonkaulius. Lygiai tą patį galima padaryti kazane, lygiai tą patį galima padaryti ir orkaitėje. Aš kadangi neturiu kazano su lygiu dugnu, tai aš netroškinau kazane, troškinau maiše. Bet kaip ir kiekviena šeimininkė, aišku, gali lygiai taip pat padaryti, kaip ir aš šiuo atveju padariau. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjote, kad spaudžiate laikus, ačiū už komentarus ir iki sekančių susimatymų. Ate.